Na, sunkiausia turbūt buvo pirmas festivalis, kada kultūros centras mūsų ir muziejus pasiūlė, kad daryti čia festivalį Šaukinuose. Mes abejojom, ar prisirinks žmonių, ar bus salė kažkiek tai žiūrinčių žmonių tos filmus. Bet pasirodo, kad po pirmo ir po antro festivalio mums jau dabar entuziazmas toks kyla, kad jau mes jau džiaugiamės, kad jau žmonės priprato, kad kažkaip jaučia, kad žino, kiekvienais metais, kad Šaukinuose pavasarį būna toks nekomercinis kino festivalis Lietuvos ir tą dalyką žino jau ir Lietuvoje, ne tik tai pas mus čia Kelmės rajone. Ir, tai čia gal galimybė žmonėms kažkur tai ne tik iš miesto, bet ir iš kaimo ateiti, pabūti, pasižiūrėti. Tuo labiau, kad kažkada čia buvo kino filmų salė ir dabar tas dalykas atsigauna. Tuo labiau, kad rudenį turėjom dar vieną tokį, irgi ne festivalis, bet buvo filmų peržiūra po atviru dangum. Čia ypatingai įdomus dalykas buvo Kalniškių krašte, Kalniškiuose prie Piliakalnio buvo filmų peržiūra, ypatingai įdomiai buvo, nes žmonės suėjo, susėdo, suoliukai sudėti, kaip kad tais senais laikais, kad būdavo, kad filmų žiūrėdavo ir jiems labai įdomiai buvo ir jie susirinko ir žiūrėjo ir, kaip sakyti, ir užkandžiavo to pačiu ir žiūrėjo filmą ir smagiai atrodė. O kaip šiais metais jums pasirodė filmukai? Labai gerai. Čia jau organizuota yra jau įprasta, man atrodo, kad jau gaunas kaip įprasta, tvarkingai, nes todėl, kad jau ir vadovai, ir Ramūnas, ir Viktoras, jie žino savo, kaip sakyti, situaciją, pažiūri ir mato viską, kaip viskas gaunasi ir jau vyksta kaip, kad lygtai, kad jau senai tas viskas vyktų, kaip buvo. Ar daug jums asmeniškai patikusių filmukų buvo? Na, man tie užsienietiški, man taip įdomiai buvo tas vienas filmas toks geras pradžioj, toks savotiškas. Šiaip visi filmai pamąstymų yra, nes kiekvienas filmas yra toks, sakyčiau, kiekvienam žmogui biškiuką pagalvojimui, nes jie tokie yra, ne tie, kur mūsų tie vadinami tie filmai ten užsienietiški, o čia tokie filmai pamąstymai žmogui kiekvienam, kad kiekvienas po to filmo galėtų pagalvoti apie savo situaciją, apie savo padėtį, apie savo gyvenimą, apie kiekvieną būtybę, apie kiekvieną šalia esantį žmogų. Filmai tie labai tokie pamokantis, galiu pasakyti. Tokie. Ar Šaukinuose dar žadama, kad bus tokie festivaliai? Kol Šaukinuose bus mokytoja Burdulienė, kol bus Zofija Blažienė, kultūros centras, kol Ramūnas, jeigu Ramūnas nepažiūrės į šoną nuo mūsų, kol Viktoras tam krašte irgi suksis ir Ramūnas, tai aš tikiuosi, kad Šaukinuose tie festivaliai tikrai bus. Aš galvojau, kad mes, ko gero, likimas mūsų suvedė taip, kad čia tie filmai turėtų būti, aš taip galvoju.